Labas vakaras Vilniuje, humoro klube. Čia visa mūsų publika, dar kartą jūsų plojimai. Čia geriausi žmonės visoje Lietuvoje, čia Tamsų klubas Vilniuje ir kaip visada humoro klubas su mūsų šauniuoju, droviuoju ir paraudusiu Modestu scenoje. Kviečiame. Kažkaip pasakoju apie savo gyvenimiškas istorijas, tai prisiminiau vakar dieną, kai man paskambino nežinomas numeris, aš atsiliepiau, sako, sveiki, labas, sako, čia skambina jūsų bankas, konsultantė Vilma. Sakau, sveiki, čia geriausi mano draugai skambina, ar ne? Sako, mes, Modestai, norėtumėm būti geriausiais draugais. Tačiau štai turiu tokį sąrašėlį, kurį siūsiu pirmadienį antstoliams. Nors jūsų pavardė abėcėlės tvarka yra gale, tačiau šiame sąraše jūs dominuojate pirmuoju numeriu. Aš sakau, bet supraskit mane, aš čia dabar ten tas sunkmetis, atlyginimas mažesnis, bet to kartais vėluoja. Kur dirbat, sako? Aš dirbu su Marijonu, sakau, humoro klube, įžeidinėju žmonės už pinigus. Sako, tai reiškia, viską, ką dabar papasakosiu, jūs papasakosit į televiziją. Sakau, priklausomai nuo to, kada pirmadienis tas jau. Čia šitas pirmadienis ar kitas pirmadienis. Sako, žinot, man karjera svarbiau. Vyro neturiu. O sakau, jums karjera svarbiau, ar garbė ir orumas? Tai kadangi jau visą tai viešinu, tai kaip supratot, jai rūpi labiau karjera. Žmogus labai jaunas, labai perspektyvus, gyvena Panevėžyje ir dabar jisai sveikinasi su visais panevėžiečiais, nes savo nemuša. Ir kaip, jisai yra jaunas, palyginti su Marijonu, tai yra praktiškai dėmė ant antklodės. Ir tai yra Mantas, pakvieskime Mantą. Gerą vakarą. Buvau Panevėžy šį savaitgalį. Labai turėjau ką veikti, tai žiūrėjau žinias. Pranešiu visiems, kad Panevėžy žinias šiek tiek kitokią formatą negu visoje Lietuvoje. Ten 2 minutės pasaulio naujienų, minutės sporto ir 27 minutės kriminalų. Tai per sportą žinias rodė LKL, ten apžvalga. Aš labai džiaugiuosi, kad turim 2 apylygės komandas, Žalgirį ir Rytą. Nes įdomu, aš praktiškai LKL žiūriu vien dėl to, vien dėl superfinalo. Nes žiūrėt, kaip Sūduva pralaimint 60 per Žalgirį visiškai neįdomu. Nors jos žaidžia vienoj lygoj, bet suleisti jų abiejų krepšininkus vieną aikštę, tas pats, kas sujungt olimpinę žaidynę su parolimpinėm žaidynėm. O tuos kriminalus žiūrėjau su dideliu pasimėgavimu, nes mačiau daugiau pažįstamų veidų negu 12 klasės išleistų video. Net nereikia iš vis daryti klasės susitikimą, tiesiog iškart pamatai, kas kaip pasikeitė, kas kuo užsiema. Ir žiūrėdamas tas kriminalinės žinias pradėjau melstis, kad Lietuva įteisintų mirties bausmę. Nes jeigu man taip išpultų, kad tektų už grotų pasėdėti, aš jau geriau sėsčiau už kartą elektros kėdę, negu kad 5, tarkim, metus sėdėčiau kalėjime. Nors man kalėjimas labai tinka, bet realiai taip atrodydamas aš kalėjime ilgai neišsilaikyčiau. Tik ne su tokiom švelniom lūpam. Ir mano kūno sudėjimas tikrai neišgazdintų nei vieną ten kalėjimą. Netgi žodis sudėjimas juokingai skamba. Man labiau tiktų žodis figūra. Nors man 22, bet atrodo ir rengiuosi kaip 14. Prie manęs vis dar susta automobilį gatvėje su užtamsintais langais, siūlo saldainių ir pasivažinėti.